aš nuvažiavau į Klaipėdą 56 metais. Tai tenai tuo metu 56 metais žmonės rinkdavo Klaipėdoje pinigus bažnyčios statybai. Tai šitą žinojau. Pasirodo, 54 metais buvo leista pastatyti Klaipėdoje bažnyčią. Mes tą žinojom, žmonės visi žinojo, kadangi 56 aš krikštijau savo brolio dukrą Klaipėdos bažnyčią ir ten tuo metu klebonu buvo kunigas Povilonis, vėliau vyskupas ir arkivyskupas. Na ir ta bažnytėlė labai maža buvo, ten žmonių tiek būdavo pilna, kad netilpdavo. Tai 54 po Stalino mirties klaipėdiečiai rinko parašus, kad leistų pastatyti jiems katalikams bažnyčią. Ir tuo metu 54 metais premjeru Sovietų Sąjungos buvo Malenkovas. Jisai reiškia, galima sakyti, paveldėjo Stalino tą postą ministro pirmininką kartu, ne tik partijos vado. Ir tuo metu buvo atšilimas kultūrinis. Galėjo leisti knygas, jau Maironį čia išleido ir leido pastatyti tą bažnyčią ir netgi paskatino, kad atremti vakarų propagandą, tokią antisovietinę, kad ta bažnyčia turėtų aukštą bokštą, kad iš jūros atplaukiantys laivai užsienio matytų, reiškia, jog čia bažnyčia katalikų. Na ir reikėjo daug lėšų surinkti, reikėjo medžiagų, tai užtruko tas 3 metus iki 57 metų. 57 jie pradėjo statyti tą bažnyčią ir per 3 metus iki 60 metų jie pastatė su tuo bokštu iš brangių medžiagų. Bet tuo metu jau buvo premjeru ir partijos sekretorių kartu Chruščiovas. O jis buvo aršus ateistas ir buvo nusprendęs, kad iki maždaug gal 80 metų išnaikinti religiją ir parodyti per televizorių paskutinį kunigą, popą, kaip jis sakė. Na ir bažnyčia buvo numatyta atidaryti 60 metų per Žolinę ir Chruščiovo buvo pasakymas, kad jokių būdų negalima. Atvirkščiai buvo numatyta ją nugriauti ir atvažiavo buldozeriai, nuvertė bokštą. Dar daugiau. Buvo sudaryta byla, kad pateisinta nugriovimą bažnyčios, kad kunigai, reiškia, neteisėtai medžiagas įsigijo. Iš tiesų tuo metu valdžia leido jiems įsigyti medžiagų iš valstybinių fondų. Ta pagal Malenkovo tą leidimą ir nurodymą. O Chruščiovas visą tai pavertė nusikaltimu kriminaliniu, kad čia jūs savivaliaujate. Ir abu du kunigai, ir klebonas Paviljonis, ir Burneikis vikaras buvo nuteisti. Vikaras 4 metam, Paviljonis 8 metam. Bet po 4 metų paskui buvo paleistas Paviljonis ir čia paskirtas į Vilniaus žvėryno bažnyčią. Ir aš dalyvaudavau kartais, kai gyvenau Vilniuje. Jisai lenkiškai prastai kalbėdavo, tai čia vietiniai juokdavosi iš jo kalbos pamokslų, jis prastai kalba, pramokęs. Su Klaipėdos bažnyčia man teko susidurti tik po 12 metų, po to dar vėl, kai jau prasidėjo Lietuvoje kunigų akcijos reikalaujant tikėjimo laisvės. Ir Vilkaviškio ypatingai kunigai, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų kunigai rinkdavo parašus, siųsdavo, reiškia, ir į Maskvą, reikalaudami, kad daugiau būtų leidžiama kunigų studijuoti seminarijas, nes limitas buvo tik 5 kandidatai per metus ir būdavo atrenkami dažnai nesveiki, neįgalūs, o mirdavo per metus maždaug Lietuvoje iki 20 kunigų. Tai
Tai buvo pamatyti, kad per tam tikrą laiką turi išnykti, reiškia dvasininkai, o kartu ir pati katalikų bažnyčia nustotų egzistuoti. Tai šitos parašus siųsdavo ir į Maskvą, bet atsakymo būdavo arba nebūdavo, arba nebūdavo todėl atsakymo, kad tie raštai iki Maskvos nenueidavo. Jie nueidavo iki Vilniaus saugumo. O jeigu ir pavykdavo nuvežti į Maskvą tiesiogiai, tai atsakymas būdavo neigiamas. Tai klaipėdiečiai irgi surinko parašų 72 metais 3000. Tuo metu jau ruošėmės leisti kroniką, jau buvau į Maskvą nuvežęs memorandumą 17 000 tikinčiųjų. Tuo metu kaip tik tai jisai jau buvo eigoje nuvežtas, bet dar nepaskelbtas. 72 metų kovo 19 dieną išėjo kronikos pirmas numeris. Ir tą dieną Klaipėdos tikintieji pasirašė tą pareiškimą 3000, prašydami, kad būtų sugrąžinta jiems ta Taikos karalienės bažnyčia. Tai tuos parašus atvežė pas mane Tamkevičius nukopijuoti. Kam nukopijuoti? Jau su memorandumu tai buvom padarę. Aš nukopijavau tuos parašus, kopijas nuvežiau į Maskvą, o originalus paslėpė Kaune. Tai dabar Klaipėdos parašai irgi taip pat. Kad nepražūtų jie, reikia nukopijuoti. Aš juos nukopijavau. Tai klaipėdiečiai išsiuntė ne kopiją, o originalus. Ir tie parašai iki Maskvos nenuėjo. Juos sulaikė Vilniuje. Tai tada nusprendė jau siųsti iš Rusijos miesto kopijas. Po 3 mėnesių, Liepos mėnesį, jie išsiuntė į Maskvą iš Rusijos miesto, reiškia, tas kopijas 3000 parašų. Tie pasiekė Maskvoje, atėjo atsakymas, kad bažnyčia nebus sugrąžinta, kadangi pastatas reikalingas ir kitiems piliečiams. Kadangi tai filharmonija padaryta, reiškia, sugrąžinti nėra pagrindo. Taip ir baigėsi ta mano veikla susieta su Klaipėdos bažnyčios grąžinimu.